Gal žinote, ar Kauno hidroelektrinė kelia grėsmę upių sistemoms? Jeigu kelia, tai kokie, jeigu nekelia, kokia? Argumentuokite. Kauno hidroelektrinė. Nu tai kažkiek kelia, vis tiek senos įrangos nėra sutvarkyta taip, kad būtų visiškai ekologiškai. O kas būtų ekologiška? Nu, teršia. Vis tiek yra tų teršalai patenka į upės. Nemunas anksčiau kokia švari upė buvo, dabar nei maudytis, nei žvejot, nieko negalima. Tai manot, kad verčiau reiktų palikti Ignalinos elektrinę ir naikyti iki hidroelektrinės? Nu, čia dar atskiras klausimas, kurios daugiau kenksmingos. Ir šitas kelia grėsmę. Ačiū. Ten vėjo malūnų statyba ir baterijos, kurios ima saulės energiją elektrai gaminti. Taip. Kodėl? Nu, tai kad švaru. O pavyzdžiui, ar didesnė nauda iš vėjo malūno ar iš Ignalinos elektrinės? Nu, ką aš galiu žinot, kai jeigu mes tai nesusiję su tuo. Ar žinot, kokie yra atsinaujinantis elektros šaltiniai? Pavyzdžiui, elektros gamybai atsinaujinantis šaltiniai. Nu, ne. Nežinot? Ar žinote, kokie yra atsinaujinantis šaltiniai, kurie yra naudojami elektros energijai gaminti? Atsinaujinantis dabar. Tai tie vėjo malūnai vadinami. Vėjo malūnai tai yra skirtas prietaisas elektrai gaminti, o šaltinį kokį jis naudoja? Vėjo malūnai kokį naudoja šaltinį? Vėjo malūnai. Taip, vėjo naudoja. Taip. Vėjo. O kokios dar žinot elektrinės, kokios yra, tarkim, visoje Lietuvoje, kokios žinot elektrinės? Kaip Kauno hidroelektrinė. Vandenys. Ačiū. Ar pati sutiktumėt gyventi name, kuris elektros energijai gaminti naudoja atsinaujinančius saulės energijos išteklius? Jau gėda? Bet tai, žinot, kažkaip, kol dar nefilmavo, tai pasakyčiau, sutikau, bet dabar pas mus tos saulės ar daug Lietuvoje? Nelabai. Nu tai va. O kodėl sutiktumėt, jeigu, tarkim, tos saulės būtų daugiau, kaip minėjau? Nu tai jau čia analogiškai, tai man atrodo, kad tai pigiau būtų. Bet, tarkim, butas tokiam name yra gal 5-eriopai brangesnis negu paprasta. Žims Ignalinos atominės elektrinės vaidmenį, kai ši bus uždaryta. Ar bus statomi vėjo malūnai elektros energijai gaminti, ar hidroelektrinės? Tai aišku, bus statoma nauja elektrinė, bet aišku, stoties mums nepratęs, jinai būtų uždaryta automatiškai, o aišku, bus statoma nauja elektrinė. O jūs pritarėte jos uždarimui? Ne. Ne? Aš ir balsavau referendume, bet referendumas neįvyko, aišku, savaime. O kodėl nepritarėt? Nu, nežinau, man atrodo, bus brangesnė mums ir elektra ir viskas. Taip aš manau, nežinau, čia mano nuomonė. Manot, ar Kauno hidroelektrinė yra, kaip pasakyti, draugiška gamtai? Ar neteršia aplinkos, ar upių ekosistemai naudinga? Manau, kad nenaudinga. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad vis tik kažkaip teršia. Teršia, bet, tarkim, tikrai teršia žymiai mažiau negu Ignalinos elektrinė. Taip. Tai ar jūs už Ignalinos elektrinės uždarimą, ar ne? Aš... Vardan gamtos. Vardan gamtos, tai būčiau prieš, bet vardan pinigų žmonių, tai už. O kokius dar žinot atsinaujinančius išteklius? Atsinaujinantis gamtos ištekliai, kurie elektros energijai. Ne, tai tie vėjo malūnai. O daugiau... Čia dabar tokia vis populiarėjantis. Tai saulės. Baterijos. Saulės energija, baterijos, ar ne? Kokius žinote atsinaujinančius energijos šaltinius? Živilė. Nežinosiu. Greta. Atsinaujinantis... Vanduo? Ne. Vanduo ir... Vėjas. Ir saulė. Ir... Ir gytis. Vėjas. O kur naudojama vėjo energija? Vėjo malūnas. Taip. O saulės energija? Saulės elektros energijai gaminti. Taip. O dabar jau vis populiarėja tokių namų statyba, kur elektros energijai naudojama saulės baterijos. Ar pats gyventum tokiam name? Ne. Kodėl? Brangiai. O kaip tu, Greta, mane ir gyventum tokiam name, juk ekologiška, viskas dėl gamtos? Nesvarbu ekologiška. Negyvenčiau tiek.
O kodėl negyventum? Todėl, kad mane nepriimtų. Kodėl nepriimtina? Nežinau. Ačiū už atsakymą. Jovita, ar tu gyventum tokiam name, kur naudojama saulės energija elektros energijai gaminti? Kodėl? Jovita negyventų, nes nei kartu su manim. Taip. Aurimai, kaip manai, kas užims Ignalinos atominės elektrinės vaidmenį, kai ši bus uždaryta? Ką žinau, Lenkija pradės veikti energiją. Ar dar kas nors? O ar tu pritari jos uždarimui? Taip. Kodėl? Kenkia aplinkai. Nepritariamas. Šitą pusę nepritariamas. Kodėl brangs nes- elektra. Nes brangs 7 kartais elektra kažkiek. 2 Bet, kartus. 2 kartus. Nesvarbu, bet vis tiek brangs. bet Už to. Pasipils. šios elektrinės uždarimas būtų naudingas gamtai, Greta? Nu kas, kad gamtai jau mums? Bet mes turim gamtai ir duoti. Mes turim duoti gamtai, netikim. Dėl gamtos Žinau, kad iš mūsų daugiau ima. Eimantai, ar tu pritari? nepritariu. Kodėl? Tie politikai prieš apie 11 metų pasižadėjo uždaryti tą elektrinę, kad įstotų į Europos Sąjungą. Ir mes įstojom į sąjungą, bet dabar vis pagal pažadus reikia uždaryti tą elektrinę. Bet tai ir nieko naudos nebus, tai mums elektrizmas. Nauda bus gamtai. Nebus gamtai naudos. Kodėl gyti? Todėl, kad pristatys šiluminę elektrinę ir ten degins ir kils visokios sąlygos. Dar atominė elektrinė mažiau teršia negu gamtosios sąlygos šiluminės. Dabar pakalbėsim apie Kauno hidroelektrinę. Kaip manot, ar ši elektrinė, tarkim, kenkia upių ekosistemoms? Tai žuvims, upėse gyvenančiams augalams? Ne. Kodėl? Nėra ten ko kenkti labai didelį vamzdį. O tai man ir manai, ar kenkia upių ekosistemoms Kauno hidroelektrinė? Na, aš manau, kad visos hidroelektrinės šiek tiek kenkia, bet nauda gaunama. Gerai. Ar žinai, kokios Kauno hidroelektrinės gerosios savybės be energijos tiekimo šaliai? Reguliuoja vandens lygį upėse. Taip. Ir dar? Niekad neužšąla vanduo. Tai upėse šiaip neužšąla. Užšąla. Gerai, palaukim. Kita klausimą. O ar tu manai, ar reikėtų uždaryti hidroelektrinę? Ne, Kodėl? nes iš to nebūtų jokios naudos. Ir šiaip jau naudingiau ją išlaikyti negu uždaryti. Teisingai. Tuomet dar pakalbėkime apie Ignalinos atominę elektrinę. Galbūt tu žinai, kas užims šios Ignalinos vaidmenį, kai ji bus uždaryta? Elektrinė šios. Jeigu bus uždaryta. Šiaip tai dabar mūsų vyriausybė planuoja pastatyti naują atominę elektrinę. Bet man atrodo, tas planas neišdegs ir turėsim iš Rusijos